Dvi kameros – DJI Pocket 3 ir Action 5 Pro. Abi skirtingos, abi labai geros. Pocket 3 dažnai renkasi video, turinio kūrėjai ir visi, kas ieško švaraus, gražaus vaizdo kaip pagrindinis dėmesys žmogui. Action 5 Pro veiksmo kamera skirta aktyviam gyvenimui. Ji puikiai veikia kelionėse, sportuojant, važiuojant dviračiu, šokinėjant per bangas ar leidžiantis nuo kalno. Action 5 Pro mato gerokai plačiau. Tai labai naudinga, kai nori į kadrą sutalpinti kuo daugiau. Pocket 3 kampas siauresnis. Jį galima praplėsti su papildomu filtru, bet Action vis tiek pirmauja. Tiesa, plačiam kampui būdingi šiek tiek gaubti vaizdo kraštai, kitaip vadinamas fish eye efektas. Pocket 3 turi didesnį sensorių ir platesnį diafragmą. Filmuojant save ar kitus objektus iš arčiau, fonas būna šiek tiek sulėtas. Vaizdas atrodo labiau kino stiliaus. Action 5 Pro viską rodo detalizuotai tiek pirmąjį planą, tiek foną. Tai puikiai tinka, kai svarbu parodyti aplinką. Nors abi kameros naudoja normal spalvų režimą, vaizdas ne visai vienodas. Action 5 Pro rodo kontrastingai, šešėliai tamsesni. Pocket 3 spalvos šviesesnės, švelnesnės, natūralesnės. Todėl labai tinkama, jei ketinate daugiau dėmesio skirti profesionaliam redagavimui ir spalvų korekcijai. Kurią rinktis? Jei nori įamžinti veiksmo akimirkas, jei svarbus atsparumas smūgiams ir vandeniui, Action 5 Pro. Jei kuri vlogus, kalbi į kamerą ar sieki labiau estetiško stabilaus vaizdo, Pocket 3. Abi kameros tikrai geros, tik skirtos skirtingiems tikslams.